Labą dieną, esu Jurgis Bartkus ir sveikinusi su jumis iš Čikagos universiteto teisės mokyklos. Ir šioje video paskaitoje norėčiau pasidalinti savo įgytomis žiniomis ir tyrinėjama tematika Čikagos universitete. Tai yra tiesa ir jos nustatymas teismo procese. Tai iš pirmo žvilgsnio, aišku, gali pasirodyti, kad ši tematika yra ganėtinai specifinė, tai yra aktuali teismams, teisėjams, teisininkams, bet tai toli gražu taip nėra. Tiesa, ir jos nustatymas yra aktualus bendrai bet kokiai bendruomeniai, bet kokiai visuomeniai, kadangi tiesą nustatinėja įvairios institucijos. Tai yra tiek žiniasklaida, kuri pateikia tam tikrą informaciją visuomenėje apie įvykusius praeitie įvykius, tiek įvairios ikiteisminės institucijos, kurios nagrinėja įvairius ginčus ikiteisminę tvarką, tiek galų gale parlamentas, kuris, pavyzdžiui, sudarinėja įvairias komisijas, kurios nustatinėja tam tikrus valstybei reikšmingus faktus. Bet kodėl būtent tiesa labiausiai siejama su teismo procesu, ir aš apie tai kalbėsiu šiek tiek toliau, bet todėl, kad iš esmės mūsų bent jau tokiai vakarų teisės tradicijai mes esam susitarę ir tas yra numatyta daugelio valstybių konstitucijose, nors ir netiesiogiai, kad būtent tiesa ir kas yra tiesa konkrečioje valstybėje nustato oficialiai būtent teismai. Tai yra ne vykdomoji valdžia, ne įstatymų leidžiamoji valdžia, bet būtent teismai. Todėl tiesa, nors tai galų gale toks ir ganėtinai plati koncepcija ir plati sąvoka, bet jos santykis su teismo procesu yra pakankamai svarbus ir akivaizdus ir aktualus bet kokioje teisinėje valstybėje. Tai mano pristatymo struktūra, šita paskaita tokia, sakykime, susideda iš 4 dalių. Tai yra, pirma, aš pakalbėsiu apie tai, kad visgi apie tai, ką aš šneku ir mano nagrinėjama tematika Čikagos universitete yra būtent tarpdalykinis mokslinis tyrimas, tai yra turi tam tikrą tarpdiscipliniškumo aspektą. Antra, aš aptarsiu būtent šitą santykį tarp tiesos ir teismo procesų, apie ką aš šiek tiek užsiminiau įvade. Tada trečia, pakalbėsiu apie 3 tiesos sampratas, kurios dažniausiai randamos Lietuvos Respublikos teismų procesuose ir galiausiai pasidalinsiu tam tikromis išvadomis. Tai tiesos sampratos klausimas ir tiesos nustatymas teismo procese yra visų pirma tarpdisciplininis dalykas. Kodėl? Todėl, kad tiesos sampratos klausimas nėra tik tai teisės mokslo klausimas. Tiesos sampratą analizuoja ir ypatingai čia, matyt, daugiau galėtų įžvalgų pasakyti, kiek tai susijęs su tiesos samprata, filosofija. Tai filosofai nuo dar antikos laikų laikė, kad tiesos sampratos klausimas yra vienas iš aktualiausių jų tyrinėjimo objekto, tyrinėjimo dalykų. Ir čia naudoju ir norėdamas, kaip sakyti, iš karto apsibrėžti savo pranešimo lauką, tai naudoju garsaus Izraelio aukščiausiojo teismo, buvusio Izraelio aukščiausiojo teismo pirmininko ir teisės profesoriaus, be kita ko gimusio Lietuvoje, Aharono Barako citatą, kuris teigia, kad aš nesu filosofas, nesu politologas, o aš esu teisėjas, aukščiausios savo šalies teisinės sistemos teismo teisėjas. Tai aš tikrai dar toli gražu nesu teisėjas, bet šiuo atveju iš karto teigiu, kad nesu filosofas ir nesu politologas, bet esu teisininkas. Ir šitą temą aš analizuoju būtent iš teisininko perspektyvos. Aš tikiu, kad filosofijos mokslas gali šiuo atveju mums tikrai labai daug pasakyti ir aš kur reikia iš tikrųjų remsiuosi ir filosofijos mokslo įžvalgomis, bet visgi šitas ir labai čia svarbu suprasti, kad būtent tiesos sampratos klausimas yra visų pirma analizuojamas per teismo proceso, tai yra per teisės mokslo perspektyvą. Ir čia būtent kodėl, mano galva, viena iš tokių geriausių vietų šitą temą yra analizuoti būtent Čikagos universitetas, nes bent jau teisės mokslo srityje Čikagos universiteto teisės mokykla būtent laikoma ta teisės mokykla, kuri, taip pradėjo tam tikrą tarpdisciplininį tyrimą, tarpdisciplininio tyrimo plėtrą visame pasaulyje ir tokios disciplinos kaip ekonominė teisės analizė, pavyzdžiui, yra būtent gimusi Čikagos universitete. Ir čia skaidrėse matote 2 garsius
Čikagos universiteto mokslininkus, tai yra Edvardą Lyvį ir Aaroną direktorių, kurie per savo paskaitas, konkurencijos teisės paskaitas, pradėjo taikyti ne tik teisės mokslo, bet ir ekonomikos įžvalgas. Tai aš, kaip sakyt, bandydamas tęsti ir laikyti šią tradiciją, bandysiu pasitelkti savo pranešime ir kitų mokslų, tai yra pirmiausia filosofijos įžvalgas, nors, kaip minėjau, į filosofus tikrai nepretenduoju. Tai dabar trumpai apie būtent tą tiesą ir tiesos ir teismo proceso santykį. Tai, kaip minėjau, jau įvade, tai tiesos nustatymas ir teismo procesas yra neskiriami ir iš esmės vienas papildantis reiškiniai. Dar nuo romėnų laikų mes laikomės, kad bet koks teismo sprendimas turi būti pagrįstas visapusišku ir nešališku bylos aplinkybių išaiškinimu ir šitas reikalavimas ir tokia, kaip sakyt, manimas nuo antikos laikų, kad būtent ta pirminė teisėjo užduotis visada buvo nustatyti, kas iš tikrųjų įvyko, kas ką ir kokiomis aplinkybėmis padarė. Tai yra, kitaip tariant, teismo užduotis visada buvo viena iš bent jau užduočių, buvo pasakyti ir nustatyti tiesą. Tai yra, pavyzdžiui, civilinėse bylose ar sutartis, tam tikra sutartis buvo sudaryta ar nesudaryta. Ar baudžiamosiose bylose, ar kaltinamasis padarė nusikalstamą veiką, ar jos nepadarė. Ir šitą tikslą, šitą vieną iš pirminę teismo užduočių mes galime atrasti ir mūsų dabartiniuose įstatymuose. Tai pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 176 straipsnis teigia, kad įrodinėjimo tikslas yra teismo įsitikinimas, kad tam tikros aplinkybės egzistuoja arba neegzistuoja. Ar ne? Tai nors kodeksas nemini konkrečiai tiesos sampratos, bet iš karto užfiksuoja tam tikrų faktinių aplinkybių nustatymą, kas gali būti iš esmės ir yra analogija tiesos nustatymai. O tuo tarpu baudžiamo proceso teisės doktrinoje irgi pripažįstama, kad iš esmės tiesos nustatymas yra laikomas tam tikra fundamentalia vertybė. Ir šitas, kaip sakyt, pripažinimas ir šita mūsų tradicija nuo antikos laikų laikyti, kad tiesos nustatymas yra viena iš pirminių teismo užduočių, neišvengiamai iškelia klausimą. Tai jeigu mes turim šitą tikslą, tai kokią tiesą mes turime nustatyti, apie ką būtent kalba tas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso straipsnis, ką reiškia ta būtent fundamentali vertybė. Tai ir ar tai mes kalbame apie tai, kad turime nustatyti kažkokią absoliučią tiesą, santykinę tiesą, ar kokią nors dar kitą tiesą. Ir būtent šitas klausimas ir yra pagrindinis klausimas mano video paskaitoje, kurioje dabar perinam į tą trečiąją dalį ir kurioje apžvelgsiu būtent 3 tiesos sampratas, kurios egzistuoja Lietuvos Respublikos teismo procesuose. Ir pirmoji ta tiesos samprata, tai aš taip vadinu tiesa numeris 1, yra objektyvi tiesa. Tai objektyvi arba absoliučioji tiesa, tai yra tiesa, kuri be menkiausios abejonės objektyviai ir absoliučiai egzistuoja. Ar ne, tai yra lyg tai reikalaujanti 100% įsitikinimo laipsnio. Kad turi nekilti teisėjui nemenkiausios abejonės, ar sutartis buvo sudaryta, ar nebuvo sudaryta. Ar asmuo įvykdė tam tikrą nusikalstamą veiką, ar neįvykdė tam tikrą nusikalstamą veiką. Tai yra faktus, kurie gali vesti prie nusikalstamos veikos kvalifikavimo. Ir objektyviai tiesai būdingi keli aspektai, kurie, mano galva, atskleidžia jos esmę. Tai yra pirma, ši tiesos samprata įpareigoja teismą laikyti tiesą tik tokias faktinės aplinkybės, kurios realiai ir objektyviai egzistuoja išorinėme pasaulyje. Tai yra nemenkiausios abejonės, kaip minėjau, 100% įsitikinimas teisėjo turi būti. Antras aspektas šios tiesos sampratos yra tai, kad ši tiesos samprata įpareigoja teismą neišvengiamai būti aktyviu. Tai yra savo iniciatyvą rinkti įrodymus ir neapsiriboti jokiais būdais tik byloje dalyvaujančių asmenų pateikta medžiaga. Kitaip tariant, šiuo atveju teismas jokiais būdais negali pasakyti, kad man užtenka tik tai to, ką pateikė šalis teismo procese. Kadangi dažniausiai, bent jau dažniausiai, tai, ką tik tai pateikė šalis, nėra pakankama, kad teismas būtų įsitikinęs 100%. Todėl tokiais atvejais jis yra įpareigojimas siekti
tos tiesos pats, tai yra kitaip tariant, rinkti pats įrodymus, siūsti tam tikrus nurodymus, reikalauti šalių pateikti papildomus įrodymus ir taip toliau. Tai yra kitaip tariant, teismas turi būti aktyvus. Teismas, kad nustatytų tą objektyvią tiesą. Tai privalumai kokie šitos tiesos sampratos, jeigu sakytume, kad jinai turėtų būti pripažįstama kaip pagrindinė tiesos samprata Lietuvos Respublikoje, tai vienas iš tų privalumų yra tai, kad yra pakankamai aišku, kad turi ši tiesos samprata pakankamai aišku teorinį pagrindimą. Tai vienas iš tų teorinių pagrindimų yra kylantis būtent iš filosofijos mokslo, tai yra tai, kad objektyvioji tiesa atspindi klasikinę tiesos teoriją. Tai filosofija pasižymė įvairiomis tiesos sampratomis, daugeliu tiesos sampratų, kurias jeigu bandytume apžvelgti, mums tikrai neužtektų. Bet viena iš tų tiesos sampratų yra tai vadinama klasikinė tiesos samprata. Klasikinė ne veltui todėl, kad jinai, tokia, sakykime, yra dominuojanti, svarbiausia ir greičiausiai tokia, sakytume, seniausia. Tai yra kylanti iš antikos laikų, siejama su tokiais mąstytojais kaip Aristotelis, Šventas Tomas Akvinietis jau vėliau viduramžiais šią tiesos sampratą palaikė. Ir šita, iš esmės, klasikinė tiesos samprata teikia labai paprastai, kad labai supaprastintai šią tiesos sampratą laikė, kad tiesa yra tuomet, kuomet turėsime absoliutų teiginio, tam tikros idėjos ir tikrovės, tai yra kas yra išoriniam pasaulyje atitikimą. Jeigu mes šitą teiginio idėjos ir tikrovės atitikimą turime, tai mes tada sakytume, kad tai yra tiesa. Tai būtent objektyvioji tiesa irgi reikalauja teismą, kad jis surastų būtent tą absoliutų 100% atitikimą. Tai yra iš to, kas yra pateikta byloje iš įrodymų ir tai, kas iš tikrųjų vyko praeityje. Ar ne? Tai tas atitikimas yra ir iš tos pusės objektyvioji tiesa bent jau teorinė prasme remiasi ir turi labai tvirtą pagrindą, tai yra klasikinė tiesos teorija. Antras toks teorinis pagrindimas jau kylantis iš jurisprudencijos, tai yra teisės teorijos. Tai yra vienintelio teisingo atsakymo problema, tai vadinama. Tai įvairūs mokslininkai, įskaitant ir Čikagos universiteto mokslininkai, iki šiol iš esmės ginčiasi, ar ties klausimu, kuris skamba, aišku, ganėtinai paprastai, tai tam tikrą prasme šiek tiek paviršutiniškai, tai yra, ar teismo proceso metu galime nustatyti vienintelį teisingą atsakymą. Arba kitaip tariant, ar teismo procese yra vienintelis teisingas atsakymas. Ir nemaža dalis, ir ypatingai mokslininkų, ir ypatingai čia išskiriu Ronaldą Dworkiną, kuris laikėsi pozicijos, kad taip, yra vienintelis teisingas atsakymas. Kad nesvarbu, kad ir kiek mes turėtume sudėtingos prieštarančios vienai kitai informacijos, mes vis tiek tas vienintelis teisingas atsakymas yra. Tai yra, kitaip tariant, sutartis arba buvo sudaryta, arba nebuvo sudaryta. Nėra taip, kad yra 50 ar 50%, yra tikrai vienintelis teisingas atsakymas, ar jinai buvo ar nebuvo sudaryta. Ir jis čia dažnai tiesiog norėdamas iliustruoti tą problemą, parodo Šekspyro darbe aprašyta, viename iš darbų aprašyta Richardo III, karaliaus Richardo III žmogžudystę, ir teigia, kad arba karalius buvo nužudytas, arba nebuvo nužudytas. Tai yra, kad turim vis tiek, nors ir sunku tą atsakymą rasti, ar jis buvo ar nebuvo nužudytas, vis tiek yra tas vienintelis teisingas atsakymas. Ir objektyvioji tiesa irgi kalba apie tai, kad tai yra vienintelis teisingas atsakymas. Tai yra, arba buvo jisai nužudytas, arba nebuvo. Ir šitos teisės teorijos pusės vėlgi objektyvioji tiesa turi tam tikrą pagrindimą. Antras privalumas objektyviosios tiesos, tai yra tai, kad jinai iš esmės užtikrina teisingą faktų nustatymą teismo procese, o tai leidžia tinkamai pritaikyti teisės normą. Tai visi beveik studijuojantis studentai teisę jau nuo pirmo kurso žino tam tikrą tai vadinamą teisės abėcėlės taisyklę. Kad teisingo sprendimo formulė sudaro tai, kad pirmą mes nustatom faktinės aplinkybės, kurios egzistavo praeitie, tada pridedame pagal jas, pritaikome konkrečią teisės normą ir gauname teisingą teismo sprendimą, kitaip tariant, mes įvykdome teisingumą.
Ir būtent ta pirmoji sudėdamoji dalis, tos faktinės aplinkybės, būtent objektyvioji tiesa, kadangi jinai reikalauja teismą 100% būti įsitikinusiu, jinai būtent ir įpareigoja teismą tikslingiausiai nustatytas faktinės aplinkybės. O dėl to įpareigojimo mes iš esmės ir užtikriname ir teisingumo įvykdymą. Čia galim rasti ir Lietuvos teisės mokslininkų darbuose teiginius, kad būtent tik objektyvioji tiesa leidžia teismo procese įvykdyti teisingumą. Kitas dar labai svarbus aspektas, aišku, yra tai, kad objektyvioji tiesa užtikrina tam tikrą teismo autoritetą tiek teisininkų bendruomenėje ir visuomenėje. Na, įsivaizduokit, ir ypatingai tie, kurie klauso šio pranešimo ir nėra teisininkai, jeigu aš jums sakyčiau, kad pavyzdžiui, teisme mes nustatinėjame, Lietuvos Respublikos teismuose mes nustatinėjame tik tai santykinę tiesą, tik tai, pavyzdžiui, kas yra 30% tiesa. Greičiausiai tas pasitikėjimas teismais nebūtų labai aukštas tokiais atvejais. O tuo tarpu objektyvioji tiesa, kuomet mes teigiame, kad teismas nustato objektyvią tiesą, teismas turi įsitikinti 100% apie tai, kas įvyko, aišku, mes tokiais atvejais sukūrėm tam tikrą autoritetą, tam tikrą pasitikėjimą teismais. Ir ne veltui, ir čia, kaip sakyt, nenuostabu yra tai, kad nemažai Lietuvos aukščiausio teismo nutarčių, kurias matot būtent šiuo metu skaidrė, nemaža dalis šių Lietuvos aukščiausio teismo nutarčių pripažįsta, kad būtent kokia tiesa turi būti nustatinėjama Lietuvos Respublikoje, tai būtent objektyvioji tiesa. Ir nors, kaip sakytų, privalumų, kaip minėjau, yra ne vienas, bet vienas iš tokių yra, kad būtent taip mes pripažįstame teisininkų bendruomenė ir visuomenė tą ugdome didesnį pasitikėjimą teismais. Na ir nenustabu, kad šiuo atveju ne tik Lietuvos aukščiausias teismas, bet ir Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas yra konstatavęs, kad būtent Lietuvos teismai turi pareigą nustatyti objektyvią tiesą. Tai atrodo iš pirmo, vėlgi, iš šitų mano pasakytų argumentų, atrodo, kad objektyvioji tiesa yra ganėtinai geras, tinkamas dalykas ir jeigu mes, kaip sakyt, svarstytume, kokia visgi ta tiesa turėtų būti nustatinėjama, tai turėtume pakankamai stiprų argumentų, bet ne taip greitai. Kadangi objektyvioji tiesa, reikia pripažinti, turi ir tam tikrų labai reikšmingų trūkumų. Viena iš tokių yra tai, kad galime kelti klausimą, ar objektyvi tiesa iš viso egzistuoja. Ir vėlgi čia mums padeda filosofijos mokslas, kadangi jisai pateikia labai daug tiesos sampratų. Klasikinė tiesos samprata, kuri yra objektyviosios tiesos pagrindas, yra tik viena tiesos teorijoje iš daugelio. Kitaip tariant, filosofija neapsiriboja tik tai klasikinė tiesos samprata. Tų sampratų yra labai įvairių, todėl ganėtinai būtų klaidinga teigti, kad būtent tik tai klasikinė tiesos teorija yra teisinga tiesos teorija. Tokios išvados daryti negalime. Kita problema, kitas trūkumas susijęs su objektyviaja tiesa yra tai, kad teismo procese faktinės aplinkybės yra dažnai nustatomos prabėgus kuriam laikui po bylai reikšmingų faktų ir įvykių. Kitaip tariant, sudarome sutartį, ją vykdome ir tik tai po kurio laiko kyla ginčas. Tuomet viena šalis kreipiasi į teismą, visas tas teismo procesas įsivažiuoja ir tik tai po kurio laiko teismas pradeda analizuoti, kas iš tikrųjų vyko, kaip ta sutartis buvo sudaroma, ką šalis veikia, kokie buvo šalių valia ir taip toliau. Kitaip tariant, teismas nesprendžia teisinių klausimų tradicinė prasme ant karštųjų. Jisai sprendžia tai, kas įvyko prieš kai kuriais atvejais prieš daugelį metų. Todėl iš tikrųjų įsitikinti 100%, kas įvyko, dažnu atveju gali būti neįmanoma. Trečias trūkumas yra tai, kad šalis gali dažnu atveju neturėti, pamesti, sunaikinti ar kai kada pamiršti bylai svarbius įrodymus. Gyvenimas vyksta ganėtinai greitai, turime ganėtinai įvairių situacijų. Ir reikia pripažinti, kad kai kuriais atvejais vienas ar kitas dokumentas, kuris galbūt yra labai reikšmingas ateities bylai, šiuo metu netrodo visiškai nereikšmingas. Todėl arba jį išmetame, arba sunaikiname, arba kažkur padedame ir jį pamirštame. Ir tik tai po daugelio metų, kuomet tampame proceso dalyviais, pagalvojame, kad gal šitas dokumentas dabar būtų pravertęs. Bet mes taip dažniausiai ir taip atsitinka ganėtinai dažnai. Todėl dažnu atveju teismas tiesiog elementariai neturi visos reikalingos informacijos nustatyti ir įsitikinti,
100%, kas įvyko konkrečioje byloje. Ir ketvirtas aspektas, ketvirtas galimas trūkumas, tai yra, kad dažnai užmirštama, kad teisėjai nėra Herakliai, kaip juos įvardinamo Richardas Dworkinas. Dažnu atveju teisėjai kai kuriais atvejais, kaip ir kiekvienas iš žmonių, daro įvairias klaidas, kognityvinės klaidas, pervertina tam tikrus įrodymus, pamiršta tam tikrus įrodymus, tam tikras faktinės aplinkybės, nepagristai nuvertina tam tikrus įrodymus. Gali būti įvairiausių situacijų. Ir tai yra viena iš tokių, sakytume, ir tai yra viena iš tokių problemų, kuri vėlgi neleidžia absoliučiai 100% įsitikinti, kas įvyko. Tas papildomas objektyviosios tiesos trūkumas, tai yra, kad, kaip kalbėjau, objektyvioji tiesa neišvengiamai įpareigoja teismą proceso metu veikti aktyviai. O tai reikia pripažinti, kad yra nesuderinama su vakarų teisės tradicijos požiūriu į teismo procesą, kuris yra paremtas rungtyniškumo principu. Kitaip tariant, pagal dabartinę vakarų teisės tradiciją ir šiuolaikinį civilinį procesą, pagrindiniai procesų dalyviai yra šalis. Tai yra šalis turi pareigą teikti įrodymus teismui. O teismas tik tai tam tikrais labai išimtinais atvejais gali rinkti įrodymus pats. Ir tai, reikia pripažinti, yra, o tuo tarpu objektyvioji tiesa, kuri įpareigoja teismą veikti aktyviai, yra iš esmės paneigia tą rungtyniškumo principą ir paneigia tą vakarų tradicijos požiūrį, kad šalis yra pagrindiniai proceso subjektai. Ir tai neturėtų būti nuostabu, kadangi būtent jeigu dar pasižiūrėsime į tai, kad objektyvioji tiesa buvo būtent tiesa, kuri buvo labiausiai pripažinta Lietuvos tarybų socialistinėje Respublikoje. Ir čia matome seną Lietuvos LTSRS civilinio proceso kodekso 15 straipsnį, kuris būtent nustatė objektyviosios teisės tikslą. Ir kodėl jisai nustatė objektyviosios teisės tikslą? Na, todėl, kad būtent tų laikų įstatymai nesirėmė vakarų teisės tradiciją, laikė, kad teismas yra pagrindinis dalyvis, o šalių teisės ir galimybės procese buvo nuvertinamos. Bet, kaip minėjau, šiuo metu taip nėra ir bent jau pagal mūsų civilinį procesą, ne teismai, o šalis yra pagrindiniai dalyviai, o objektyvioji tiesa būtent tą ir paneigia. Kitas trūkumas objektyviosios tiesos, kad visgi tiesa yra dažnai nesuderinama, ši tiesa yra dažnai nesuderinama su kitais proceso tikslais ir vertybėmis. Na ir vienas iš pavyzdžių yra tai, kad po Antro pasaulinio karo tiek anglosaksų teisės tradicijoje, tiek kontinentinės teisės tradicijoje paplito idėja, kad tam tikrais atvejais teismas turi pareigą pašalinti įrodymus iš bylos ir taip užtikrinti proceso sąžiningumo principą. Ką tai reiškia? Tai yra, kad tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, mes turime įrodymus pašalinti iš bylos, jeigu jie buvo renkami neteisėtais būdais. Pavyzdžiui, kankinant asmenį, pavogiant tam tikrus įrodymus, gaunant advokatų ir jo klientų susirašinėjimą ir taip toliau. Tai šitie įrodymai, pavyzdžiui, pavogti įrodymai arba įrodymai informacija, kuri buvo gaunant kankinant asmenį, gali būti labai naudingi įrodymai byloje ir jie gali padėti nustatyti objektyvią tiesą. Tačiau po Antro pasaulinio karo įsivyravo ir ganėtinai, aš taip sakyčiau, tikrai pagrįsta pozicija, kad tokie įrodymai turėtų būti pašalinami, nepaisant to, kad jie gali būti labai reikšmingi, bet jie turėtų būti pašalinami ir jais nebūtų galim remtis. Šitą propoziciją, tai yra, kad šitais įrodymais negalima būtų remtis, iš esmės reiškia, kad objektyviosios tiesos mes ir negalėsim nustatyti teismo procese. Kitas toksai, kaip sakyt, objektyviosios tiesos nesuderinamumo dėmuo yra tai vadinami operatyvumo ir efektyvumo principai. Ir čia skaidrėje matote Čikagos universiteto profesorius Gary Beckerį, Richardą Posnerį, Miltoną Friedmaną. Ir šie mokslininkai laikėsi labai tokios pozicijos, labai akcentavo efektyvumo svarbą teisinėje sistemoje. Tai yra tas elementariai tokia propozicija, kad teisinė sistema turi būti efektyvi. Dabar ką tai reiškia, tas efektyvumas, tai ganėtinai galim čia diskutuoti vėlgi ilgai, bet paprastąja prasme tai reiškia, kad tai yra kaštų ir naudos analizė atitinkanti sistema.
Tai tuo tarpu, jeigu mes sakome, kad teismo procesas turi nustatyti objektyvę tiesą, mes iš esmės dažnai labai susidurime su problema, kad tas procesas užsitemps. Kitaip tariant, tas procesas nebus nei operatyvus, nei efektyvus. Nes teismui, kad jisai įsitikintų 100%, nepakaks tik tai išklausyti šalių, nepakaks tik tai perskaityti šalių įrodymus. Jam reikės ženkliai daugiau, jam reikės rinkti įrodymus pačiam, surinktus įrodymus analizuoti, jeigu vėl jų trūksta, dar papildomai prašyti šalių pateikti tam tikrus įrodymus ir taip toliau. Kitaip tariant, objektyviausios tiesos tikslas užtęsia visą teismo procesą ir tai paneigia iš esmės operatyvumą ir efektyvumą kaip tokius vėlgi pamatinius vakarų teisės tradicijos principus. Tai objektyviai tiesa pasižymi tikrai ne vienu trūkumu. Todėl perinam prie antrosios tiesos sampratos, kuri kaip ir stengiasi išgydyti tam tikrą prasme objektyviosios tiesos trūkumus, jos tą objektyvę tiesą šiek tiek patobulint. Ir ta tiesa numeris 2 yra tai vadinama formali tiesa. Tai formaliosios tiesos sampratai, tai šis tiesos samprata tiesą apibūdina kaip tai, kas yra labiausiai tikėtina esant tiesa, atsižvelgiant į byloje pateiktą medžiagą. Tai jeigu objektyvioji tiesa reikalavo teisėjai įsitikinti 100%, formalioji tiesa reikalauja įsitikinti 51%. Tai yra, kitaip tariant, jinai sako, tik tai, kas labiau tikėtina. Tai yra ne tai, ar esi absoliučiai įsitikinęs, kad sutartis egzistavo, bet ar tai, ar tau labiau tikėtina, nei netikėtina, kad sutartis buvo sudaryta. Tai ši tiesos samprata dažniausiai siejama su bendrosios teisės tradicijų valstybių proceso teise, tai yra Jungtinėmis Amerikos valstybėmis, Anglijos teise. Ir čia pateikiu Jungtinių valstijų aukščiausiojo teismo sprendimą. Tai cituoju, teismo procese, kuriame ginčijamasi dėl anksčiau įvykusių faktų, teisėjas negali įgyti ypatingai tikslių žinių apie tai, kas įvyko, vietoj to teisėjas gali įgyti žinių tik apie tai, kas tikėtinai įvyko. Ir jos privalumai yra tai, kad, kaip minėjau, jinai leidžia išspręsti daugelį su objektyviosios tiesos samprata siejamų problemų. Tai jinai visų pirma leidžia išpildyti kitus proceso tikslus, tai yra operatyvų, sąžiningą, efektyvų procesą. Jinai nereikalauja teismo analizuoti bylos faktinės medžiagos iki begalybės, iki absoliutaus įsitikinimo. Jinai gali toleruoti tam tikrų įrodymų pašalinimą iš bylos, nes reikalauja tik tai tikėtinumo. Antra, ši tiesos samprata yra dažnai siejama su rungtyniškumo principu, šalių autonomija ir ribotomis teismo galimybėmis dalyvauti įrodinėjimo procese, nes tiesa teisėjų yra tik tai, kas išplaukia iš bylos pateiktos medžiagos. Kitaip tariant, formali tiesa sako, kad mums užtenka, teisėjams užtenka analizuoti tik tai, ką pateikia šalis. Teismui nebereikia būti inkviziciniu teisėju, teismui nebereikia būti aktyviu. Ir tai yra labai svarbu, kadangi, kaip minėjau, būtent inkvizicinis teisėjas nėra suderinamas su vakarų teisės tradicija, nėra suderinamas su mūsų valstybės civilinio proceso įstatymu. Ir nenuostabu iš tikrųjų, kad kitose aukščiausio teismo nutartyse mes galime rasti tam tikrų užuomazgų visgi, kurios yra labiau susijusios su formalia tiesa. Ir čia matote Lietuvos aukščiausio teismo citatą, kuri iš esmės teigia, ir čia pradedu nuo antrojo sakinio, jeigu pateikti įrodymai leidžia teismui padaryti išvadą, kad yra didesnė tikimybė, ar ne, tai yra tikėtinumas, jog tam tikri faktai egzistavo, negu neegzistavo. Ir tokiais atvejais teismas pripažįsta tuos faktus nustatytais, ar ne, tai vėlgi toksai formalios tiesos pripažinimas. Jinai iš esmės taip pat pasižymi tam tikrų aiškių teorinių pagrindų. Tai čia vėlgi grįžtų prie vienintelio teisingo atsakymo problemos. Ir čia reikia pripažinti, kad bent jau šitoj diskusijai yra tokios dvi srovės. Tai pirma,
trumpai apžvelgiam, tai yra Ronaldo Dworkino srovė, kuri teigia, kad tas vienintelis teisingas atsakymas egzistuoja, bet kita ir tiesą pasakius dominuojanti bent Jungtinėse valstijose srovė, tai yra, kad to vienintelio teisingo atsakymo, net jeigu jis yra teorinė prasme kažkur, jo rasti neįmanoma, kadangi galutinė teismo išvada dažniausiai priklauso net ne nuo tiesos, o tokių aplinkybių kaip įrodinėjimo naštos paskirstinimas, teismo tam tikras išankstinis nusistatymas, tendencingumas, o kai kuriais atvejais netgi teisėjo konkreti nuotaika tą dieną, kuomet jisai sprendžia ginčą. Antra, formali tiesa irgi pasižymė tam tikrais pakankamai stipriais filosofiniais argumentais ir yra artima tai vadinamos loginės darnos arba koherencijos teorija, kuri tiesą laiko tai, kas yra neprieštaringa, tarp ko yra tarpusavio ryšys ir darna. Tai čia panašiai ir teisėjas, ieškodamas, kas yra labiau tikėtina, ieško tam tikro tarpusavio ryšio, darnos, neprieštaringumų įrodymų ir jeigu juos randa, teigia, kad būtent tai yra tikėtina. Tuo tarpu formali tiesa jokiais būdais nereikalauja to vadinamo idėjos ir išorinio pasaulio tam tikro išorės atitikmens, absoliutaus atitikimo, ko norėtų klasikinės tiesos teorija. Bet kaip ir objektyvioji tiesa, taip ir formali tiesa pasižymė tam tikrais rimtais trūkumais. Tai pirmasis trūkumas ganėtinai akivaizdus, manau, tai yra tas, kad jinai gali nulemti netinkamą faktinių aplinkybių nustatymą. O tai iš esmės nulėmė ir neteisingą teisės taikymą ir neteisingą teismo sprendimo priėmimą. Ką tai reiškia, tai prisiminkime tą abėcėlę, tą pirmąjį dedamąjį, tai yra faktinės aplinkybės. Tada plus teisės norma lygu teisingas teismo sprendimas. Ir čia vėlgi, kuomet mes reikalaujam teisėjo nustatyti tik tai 51%, mes neišvengiamai pripažįstame ir susidursime su situacijomis, priešingai negu objektyvios tiesos atveju, kad teisėjai darys klaidas, nes 51% toli gražu nėra 60, toli gražu nėra 90 ar 100%. Ir tai reiškia riziką padaryti klaidas. Ir ta formali tiesa, su tuo susiduria. Kitas labai dažnai teisės doktrinoje nurodomas aspektas yra tas, kad formali tiesa, kad kuomet mes ją vadovaujamės, yra ganėtinai tikėtina, kad materialiosios teisės požiūrio teisi šalis pralaimės bylą vien dėl to, kad nesugebės surinkti visų būtinų įrodymų. Kitaip tariant, kadangi teisėjas visiškai negali būti aktyvus, negali savo iniciatyvą rinkti įrodymų, šalis atsakinga yra pati ir turi įrodinėjimo naštą, tam tikrais atvejais sprendimas bus priimtas prieš ją, kadangi jinai tam tikrus įrodymus pamirš, nesupras, kad juos reikia pateikti, ar susidurs su kitais sunkumais proceso metu, kurie nulems, kad tiesiog reikšmingi įrodymai nebus pateikti teismo proceso metu, nors pati šalis juos turi. Kita iš to ir su tuo labai susijusi problema yra tas, kad iš esmės proceso šalis, kuri turės geresnę galimybę nusisamdyti atstovą, tai yra advokatą, tai yra kitaip tariant turtingesnė šalis, turės didesnės galimybės laimėti. Kitaip tariant, jeigu ginčiasi, pavyzdžiui, darbdavys ir darbuotojas, darbdavys didelė įmonė, darbuotojas paprastas fizinis asmuo, neturintis daug finansinių galimybių, tai kuomet mes turėsime formalią tiesą ir kuomet šalių įrodymai ir sugebėjimas laviruoti teismo procese nulems iš esmės, kad kas laimi, tada tokiu atveju tas juridinis asmuo, tas darbdavys, galėdamas pasisamdyti geresnį advokatą, sugebės ir turės geresnius šansus nustatyti tą formalią tiesą, negu darbuotojas, kuris dėja be tokių galimybių, finansinių galimybių neturės. Ir kitas dar labai svarbus ir dažnai keli tokie trūkumai tos mūsų tiesos numeris 2 yra tas, kad susidurime su teismo
autoriteto visuomenė problema. Tai yra teismas, kaip minėjau, objektyvioji tiesa būtent yra ta tiesa, kuri sugeba užtikrinti teismo autoritetą. Tuo tarpu teismas, nustatydamas išimtinai formalią tiesą, rizikuoja užsidaryti savo tam tikrame susikurtame teisiniam pasaulyje. Ir vėlgi, kitaip tariant, jeigu visuomenėje mes teiktume, kad mes turime nustatyti formalią tiesą, didelė tikimybė, kad visuomenė, kai dalis visuomenės žiūrėtų ganėtai skeptiškai į šitą formalumą. Ir tą aš įvardinu formalizmo baimę, o būtent tas susikurtas teisinis pasaulis, tai man atrodo gera analogija yra Platono olos alegorija, kadangi kaip ir Platono olos alegorijoje, turime problemą, tai yra, kuomet žmonės, o šiuo atveju teisėjai, kurie turi pareigą nustatyti formalią tiesą, iš esmės to išorinio pasaulio, tikrojo pasaulio nemato, o mato tik tai, kas jiems yra parodyta. Ir tai yra, kitaip tariant, tik tai, kas į ką pateikė jiems šalis, o šis, kaip sakyt, pateikta medžiaga gali visiškai prieštarauti tam, kas iš tikrųjų įvyko. Ir čia turėdami šitas, kaip sakyt, dvi tiesa numeris 1 ir tiesa numeris 2, ir kurios yra ganėtinai prieštaringos ir vienas kitai prieštarančios tiesos sampratas, čia susidurėme ir atrandame trečią tiesos sampratą. Tai yra tam tikra, sakykime, kaip dažnai įvardinama, auksinį viduriuką. Ir šitas auksinis viduriukas vadinamas yra dažnai materialioji tiesa. Tai ši tiesa bus nustatyta tada, kai teismas turės galimybę, kiek galima daugiau išsiaiškinti ginčiamas aplinkybės ir tuo remdamasis tinkamai pritaikyti materialiosios teisės normas. Šios tiesos sampratos pradininkas yra garsus austrų teisininkas ir socialinio civilinio proceso modelio kūrėjas Fransas Kleinas, kuris matydamas tiek formaliosios, tiek objektyviosios tiesos trūkumus Austrijos civiliniam procese pasiūlė įtvirtinti tą materialią tiesą, kuri neteigia, kad teismas turi nustatyti absoliučią tiesą. Neteigia, kad teismas privalo nustatyti tai, kas objektyviai įvyko. Bet tuo tarpu, kas yra labai svarbu, ši tiesos samprata kai kuriais atvejais neleidžia ir apsiriboti tik tai tuo, kas yra formalu. Kitaip tariant, jinai tam tikrais atvejais reikalauja, ne tam tikrais, bet visais atvejais reikalauja teismo neapsiriboti formalumu, nepasiekti to objektyvumo, bet iš esmės atrasti tą tiesą, kuri leistų tinkamai pritaikyti teisės normas ir taip priimti teisingą teismo sprendimą. Tai, kaip minėjau, ir čia vėlgi šios tiesos privalumas yra tai, kad jinai yra tam tikras tarpinis variantas tarp formaliosios ir objektyviosios tiesos. Tai jinai nesako, kad teismas turi kažkokią absoliučius įgaliojimus ar inkvizicinės galės rinkti įrodymus, bet tuo pačiu ir teismas neprivalo apsiriboti tik tai šalių pateiktais įrodymais. Jeigu teismas tam tikrais atvejais mato, kad šalių pateikta medžiaga yra prieštaringa, netinkama ar pasiekia tik tai, kas yra tikėtina, teismas gali tam tikrus instrumentus pasitelkti, paprašyti šalių papildomų įrodymų, kai kuriais atvejais netgi pats rinkti įrodymus, bet tik tai tais atvejais, kuomet mato, kad ką galim čia padaryti šitos medžiagos, kokį įsitikinimą galim pasiekti, tai yra tik tai formalų įsitikinimą. Tai materialioji tiesa neleidžia apsiriboti tik tai tokių įsitikinimų. Jos privalumas, jeigu laikytume, kad būtent materialioji tiesa turi būti nustatyti, tai reikia pripažinti, kad jinai greičiausiai atspindi Lietuvos proceso teisės tradiciją, kadangi bent jau Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas buvo rengtas vadovaujantis Austrijos civilinio proceso kodeksu kaip pavyzdžiu. Ir todėl nenuostabu, kad ši tiesos samprata, taip vienareikšmiškai sulaukia, sakyčiau, didžiausio palaikymo tiek civilinėme, tiek ir baudžiamajam procese. Ir čia matome vėlgi Lietuvos aukščiausio teismo nutartis, kuriuose buvo būtent konstatuota, kad įvairiuose Lietuvos teismų sprendimuose teismai pripažįsta materialiosios tiesos nustatymo tikslą tiek baudžiamajam, tiek civiliniam procese.
Be kita ko, šią tiesos sampratą pradėjo pripažinti ir Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas, kuris teigia, kad iš konstitucijos kyla reikalavimas nustatyti būtent materialią tiesą byloje. Bet kaip ir objektyvioji ar formalioji tiesa, kuri turi ne vieną privalumą ir ne vieną trūkumą, taip ir materialioji tiesa, turėdama nemažai privalumų, turi ir tam tikrus trūkumus. Ir keli iš jų trūkumų yra tai, kad reikia pripažinti, kad materialiosios tiesos samprata visų pirma nėra tiesos samprata. Ši samprata nepatikė konkrečios tiesos apibrėžties, kuri turėtų būti nustatyta teismo procese. Lygtai, kuomet kalbam apie objektyvę tiesos sampratą, mes turime tam tikrą matą, tai yra tam tikrą absoliutų įsitikinimą, tai yra 100% įsitikinimą. Kuomet kalbame apie formalią tiesą, kalbame apie tikėtinumo kategoriją, tai yra kas labiau tikėtina, nei netikėtina, tai lygtai tas 51 prie 49 procentas. Tuo tarpu materialioji tiesa neturi to mato, jinai neturi to aiškaus teorinio kažkokio pagrindimo, jinai neturi procentinės kažkokios išraiškos. Ir dažnai dėl šitos priežasties teisės doktrinoje pastebima, kad iš esmės materialiosios tiesos, kaip tariamai kitokios tiesos nustatymas baudžiamajam procesui nesuteikia nei daugiau tiesos, nei kažkokios geresnės tiesos. O iš tiesų taip mėgina pateisinti su tiesa nelabai susijusių procesinį vaidmenį aktyvų į teismą. Kaip minėjau, tam tikrais atvejais materialioji tiesa įpareigoja teismą elgtis aktyviai. Bet jinai tuo pačiu leisdama tą teismui daryti, neatsako į labai kitą svarbų klausimą. Kokiais atvejais teismas turėtų taip daryti? Kitaip tariant, kokiais atvejais teismas neturėtų apsiriboti tik formalia tiesa. Ir čia materialioji tiesa nepatikė atsakymo. Ar teismas turėtų būti aktyvesnis, kuomet procese dalyvauja silpnesnė šalis, tai yra prisimenant mano pateiktą pavyzdį apie darbdavio ir darbuotojo ginčą. Bet tada kyla klausimas, kas yra ta silpnesnioji šalis? Tai yra, kuri turi mažiau finansinių išteklių, kuri turi prastesnę teisinę padėtį. Ir dar svarbiau, ar tada tokiais atvejais teismas įsitraukdamas nepažeidžia savo nepriklausomumo ir nešališkumo principo, kadangi teismas veikdamas aktyviai neišvengiamai renka įrodymus, nors ir to nebandydamas, tam tikros šalies naudai, nes surinkdamas tam tikrus įrodymus, jie bus naudingi arba vienai ar kitai šaliai. Ir tokiu atveju, teismas, kuris turėtų būti likti nešališkas arbitras, elgiasi, de facto šališkai, nesurenka kitos šalies įrodymus kitos šalies naudai. Ir galų gale tas ar vien pats įsitraukimas ne tik, kad nepažeidžia to nepriklausomumo principo, bet ir jis nenulėmė tai, kad iš esmės teismas vėlgi kaip ir objektyviausios tiesos atveju tampa inkvizicinis teismas. Ir ne veltui, bent jau kai kuriuose vakarų teisės tradicijos, vakarų teisės mokslo darbuose, ypatingai čia kalbu apie Nyderlandų karalystę, kad ta materialioji tiesa dažnai ir siejama su griežtu inkviziciniu paternalistiniu teisėju, tai yra tokiu teisėju, kuris yra būdingas ne kam kitam, o tai pačiai objektyviai tiesai ir kaip jau kalbėjome, kad būtent toksai teisėjų įsivaizdavimas, tas inkvizicinis teisėjas nėra vėlgi suderinamas su vakarų teisės tradicija ir tuo pačiu mūsų civilinio procesu. Tai išvados. Reikia pripažinti, kad kaip tikiuosi atskleidžiau, kad dėja, bet nei Lietuvos teisės aktai, nei teismų praktika, nei teisės mokslas nepateikė aiškaus atsakymo į tą pagrindinį fundamentalų klausimą. Tai kokią tiesą turėtume nustatyti teismo procese? Turime 3 tokias dominuojantis tiesos sampratas, bet kaip matėme, kiekviena iš jų turi tiek daug privalumų, tiek daug ir trūkumų. Todėl klausimas, ką turėtume daryti. Ir čia apsiribosiu tik tai trumpomis išvadomis, bet manau, kad jos būtų ganėtinai ir yra ganėtinai geras pagrindas, kaip sakyti, šią temą analizuoti toliau. Tai pirma tokia išvada, ir čia šitos išvados yra kaip tam tikros dvi alternatyvos. Bet pirma tai išvada, kad visų pirma teismas galėtų apskritai ignoruoti šį klausimą.
ir galėtų užsimti, ką amerikiečių mokslininkai kai kurie vadina teisiniu minimalizmu. Tai yra, kad jeigu dėl vienintelės tiesos sampratos, kas yra ta tiesa, nesutarė filosofai nuo antikos laikų, tai labai sunku tikėti, kad mes kaip valstybė, kaip įstatymų leidėjas, pavyzdžiui, arba kaip teismai, kad mes pasirinkdami vienintelę tiesos sampratą kažkokiu būdu atsakysime ir pasirinksime teisingai. Todėl tokiu atveju mano pasiūlymas būtų koncentruotis ne į tą tiesos sampratą, ne į jos reikšmę, kokią įtaką jinai daro, bet į tam tikrus kitus teismo sprendimo reikalavimus. Tai yra pirma, įrodymų vertinimą, tai yra akcentuoti, kad kaip teismas turėtų vertinti įrodymus, kokius metodus jisai turi naudoti. Antra, teisinį argumentavimą, tai yra kaip galėtume pagerinti teisinio argumentavimo kokybę teismo sprendimuose ir taip toliau. Kitaip tariant, mūsų energiją ir visas lėšas, vietoj to, kad skirtume tai teisės sampratos analizai ir analizuodami, kokią čia tiesą nustatytume, mes galėtume skirti kitais dalykais, kurie ne ką mažiau užtikrina teismo sprendimo teisėtumą ir teisingumą. Antra alternatyva, kad jeigu jūs sakytume ne, tiesa yra svarbi ir tas yra pakankamai pagrįstas argumentas, kad turime apsiriboti vienintelę tiesos sampratą ir ją taikyti ir ją nustatinėti teismų procesuose. Mano pasiūlymas tokiu atveju būtų sekti bendrosios teisės tradiciją ir kalbėti apie formalią tiesą. Kodėl kalbėti apie formalią tiesą turėtume? Tai yra pirma, ši tiesa leidžia suderinti kitus proceso tikslus ir principus. Tai yra sąžiningumą, ekonomiškumą, efektyvumą. Antra, ši tiesa yra iš esmės dažnu atveju neišvengiama dėl teisėjo ir šalių daromo kognityvinių klaidų įrodinėjimo procese. Ir trečia, iš esmės nereikia bijoti dėl to formalumo, nereikia bijoti dėl to formalizmo kažkokio, nes dažnai reikia pripažinti, kad pati teisė yra formalizmas. Tai yra, kai mes kodifikuojame teisės aktus, kaip mes juos įgyvendiname, kaip mes juos priimame, visa tai dažnai yra tiesiog formalizmas. Dabar ar tai yra, kaip sakyt, būtent pagrįsta ir vienintelė tiesos samprata, ar jinai suderinama yra vėlgi su mūsų tradicija, kuri, kaip minėjau, labiau yra mėgėja pripažinti materialią tiesą, reikėtų analizuoti ir daryti tolimesnius mokslinius tyrimus, bet bent jau preliminariai atlikus tam tikrą preliminarų tyrimą ir atskleidus tas tiesos sampratos, man susidaro įspūdis, kad formali tiesos samprata galėtų būti bent jau naudojama teismo procese, kaip, tokia labiausiai kitus civilinio proceso ir baudžiamo proceso tikslus atitinkanti tiesos sampratą. Tai ačiū Jums už dėmesį, tikiuosi, kad mano pranešimas buvo įdomus, paskatino diskusiją, galbūt paskatins tolimesnę diskusiją, galbūt tam tikras įžvalgas ir dėkoju Jums už dėmesį ir atsisveikinu.